Okupuotame Starobilske ir Luhansko srityje vis dėlto buvo studentų ir jie žuvo po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgio. Prie tokios išvados prieina keli Ukrainos leidiniai, kurie atliko savo nepriklausomus tyrimus. Ir iš karto pasakysiu, tai bus sudėtinga laida, todėl bus ilga įžanga šiai laidai. Ukrainos gynybos pajėgų tikslaus smūgio į okupuotą Starobilską tema iš tiesų yra sudėtinga, o rusai dėja sugebėjo ją paversti propagandiniu triuku. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas po smūgio į Starobilską gegužės 22 dieną oficialiai pranešė. Ten buvo sunaikintas svarbus karinis objektas, ypač Rusijos radio elektroninės kovos ir bepiločių orlaivių Rubikon padalinio štabas. Tai yra teisėtas ir itin svarbus taikinys. Tačiau vėliau paaiškėjo ir kiti faktai. Toje pačioje buvusio bendrabučio pastate buvo ir žuvo civiliai. Tai buvo vietinio koledžo studentai, kurie tapo Rusijos okupacijos įkaitais. Ši naujiena tiesioginė prasme padalijo Ukrainos socialinius tinklus į dvi stovyklas. Vienoje pusėje radikalus karinis pragmatizmas. Esą visi, kurie liko okupuotose teritorijose ir gauna ten rusiškus diplomus, automatiškai yra kolaborantai. Ir jų gailėtis visiškai nėra prasmės. Kita vertus, gilus šokas dėl tragedijos ir raginimas vis dėlto neprarasti žmogiškumo. Žinote, ilgai galvojau, ar apskritai verta kelti šį klausimą viešai ir aptarinėti jį šiame YouTube kanale. Tačiau galiausiai nusprendžiau šią temą išnagrinėti detaliai. Kodėl? Ogi todėl, kad Ukraina kariauja su laukiniais rusais būtent dėl vertybių ir dėl tiesos. Ir iš pagarbos kiekvienam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariui ir kiekvienai šios karo aukai iš Ukrainos pusės. Aš neturiu teisės tapti panašus į rusus, kurie putodami iš burnos neigia tragedijas Bučoje, Mariupolyje ar Jelenovkoje, stiepdami galvą smėlyje ir šaukdami apie kažkokias talmelagienas. Mes vis dėlto esame suaugusi civilizuota visuomenė, kuri geba pažvelgti tiesai į akis, kad ir kokia karti ji būtų. Ir šiandien mes išsiaiškinsime, kaip būtent Rusija ciniškai naudoja vaikus okupuotose teritorijose kaip dyvąjį skydą. Kodėl tragedija Starobelske visų pirma yra Kremliaus karo nusikaltimas, o ne Ukrainos ginkluotųjų pajėgų? Ir kaip rusiška propaganda pelnosi iš šios tragedijos? Mano vardas Aleksejus Pečiai. Aptarkime kartu šią sudėtingą, tikrai sudėtingą temą ir išsiaiškinkime, kas iš tikrųjų įvyko. Ar yra Ukrainos kariuomenė? Ar jūs nematuojate? Klausykite manęs. Štai, paklausykite atidžiai. Noriu, kad mane aiškiai suprastumėte. Jei priimsime tokį sprendimą tik tam, kad apsaugotume Ukrainos piliečius, ir tegu pabando kas nors iš kariškių šaudyti į savo žmones, už kurių mes stovėsime. Iš nugaros, ne priekyje, o už jų. Tegu jie pabando šaudyti į moteris ir vaikus. Aš pažiūrėsiu į tuos, kurie duos tokį įsakymą Ukrainai. Taigi, gegužės 22-osios rytą vietiniai Telegram kanalai okupuotame Starobelske, Luhansko srityje tikrai lūžo nuo skelbimų apie jaunų vaikinų paiešką. Tėvai ir pažįstami ieškojo dingusiųjų po smūgio į pedagoginio koledžo bendrabučio pastatą. Apie tai pirmieji parašė leidinys Reali Gazeta, o vėliau apie tai pranešė ir kitos Ukrainos žiniasklaidos priemonės. Ir čia iškart pacituosiu tą pačią Realiąją Gazetą. Prieš pradedant nagrinėti redaktyvus faktai. Žuvusieji tai tikri žmonės. Jų puslapiai socialinėme tinkle VKontakte vis dar atviri. Kai kurie yra užsiprenumeravę oficialią Starobelisko pedagoginio koledžo grupę. Jie kėlė nuotraukas, turėjo draugų, dabar ten yra užuojautos komentarų. Jų vardai sutampa su rusų paskelbtais žuvusiųjų sąrašais. Pavyzdžiui, Anastasija Vasilenko savo puslapyje paskelbė trumpą vaizdo įrašą šių metų kovą. Gegužės 23 dieną ten pasirodė pirmosios užuojautos. Aleksandros Kovpak puslapyje pastarąsias 3 dienas yra komentarų su užuojautomis ir atsisveikinimo žodžiais. Paskutinę nuotrauką viešai mergina paskelbė vasario 26 dieną. Į 19-metės Anos Pogrebničenko laidotuvės atvyko propagandistai ir nufilmavo reportažą su sukrėstais artimaisiais. Žmonės taip pat palieka užuojautos, palaikymo ir atminimo žodžius jos puslapyje VKontakte. Žuvusios Dašos Serdiuk artimieji rodo propagandistams jos paskutinę žinutę, kurią ji jiems įrašė jau po smūgio. Paskutinė nuotrauka, kurią Daša viešai paskelbė socialiniuose tinkluose, buvo jos gimtadienio nuotrauka. Poja dabar taip pat banga gedulo. Telegram kanalai publikavo vaizdo įrašą nufilmuotą pirmosiomis minutėmis po smūgio. Viešai prieinamų kadrų iš smūgio į bendrabutį vietos yra nedaug. Pirmasias minutės po smūgio filmavo tik keli žmonės, o dar mažiau jų pasidalijo šiais įrašais.
Rusija daugelį metų kruopščiai valė informacinę erdvę Luhanske ir Donecke, todėl gali būti kalbama apie propagandinius šaltinius. O praėjusiais metais LNR grupuotės vadovas Leonidas Pasečnikas apskritai uždraudė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus apie atakų pasekmes. Bet kas iš tikrųjų įvyko Starobelske? Rusijos pusės teigimu, naktį į gegužės 22-ąją Ukrainos dronai smogė Starobelsku. Buvo iš dalies sugriautas Starobelsko koledžo bendrabutis, vadinamojo Luhansko valstybinio pedagoginio universiteto. Rusijos duomenimis smūgio metu ten buvo apie 80 studentų. Žuvo 21 žmogus, kelios dešimtys buvo sužeisti. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pareiškė, kad smūgio taikinys buvo vienas iš Rubikono padalinio štabų priklausančių Rusijos Federacijos gynybos ministerijos struktūrai, kuri koordinuoja bepiločių orlaivių kūrimą ir naudojimą. Generalinio štabo teigimu, štabas buvo įsikūręs instituto komplekso administraciniuose pastatuose. Ir štai čia prasideda pats svarbiausias dalykas, kurį visą laidą verta turėti omenyje. Vietoje apsilankęs užsienio žurnalistas leidinį Meduza papasakojo, kad netoli bendrabučio matė sugriautą Starobelsko profesinio koledžo pastatą. Pabrėžiu, tai labai svarbu. Ne pedagoginio, o būtent profesinio koledžo. Tai labai svarbu. Nes tai dvi skirtingos mokymo įstaigos, kurios dėl keisto aplinkybių sutapimo buvo faktiškai sujungtos į vieną. Tačiau, kai tas užsienio žurnalistas norėjo nueiti į antrąjį pastatą, Rusijos saugumo pareigūnai kažkodėl neleido apžiūrėti to pastato, motyvuodami tuo, kad ten niekas nenukentėjo ir žurnalistams ten nėra ką veikti. Esą, žiūrėkite, ten nėra ką filmuoti, visos aukos yra čia. Ten, žinoma, irgi pataikė, bet ten nėra ką rodyti. Be to, Rusijos saugumo pajėgos įsakė žurnalistams filmuoti tik pažymėtame kvadrate ir uždraudė išeiti už pažymėtą perimetro ribų. Bet kodėl? Reikalas tas, kad adresu Gogolio aikštė 1 Starobelske yra dvi mokymo įstaigos – Starobelso profesinis koledžas ir Starobelso koledžas, priklausantis Luhansko pedagoginiam universitetui. Jie turi skirtingas vadovybės, skirtingas mokymo kryptis, skirtingas svetaines ir net skirtingas administracinės patalpas. Starobelso profesinis koledžas buvo įsikūręs sename 2 aukštų raudonų plytų pastate. Starobelso koledžas priklausantis Luhansko pedagoginiam universitetui buvo pilkoje 5 aukštų dėžėje, bet kas įdomu, mokymo auditorijos ir bendrabučiai buvo tame pačiame pastate. Štai, ir dar vienas svarbus ženklas. Dar kartą, bendrabučiai ir auditorijos buvo tame pačiame pastate. Kam to reikia? Ir štai čia prasideda pats ciniškiausias dalykas. Rusai slėpė karinę infrastruktūrą už studentų nugarų. Pedagoginio koledžo administracija aktyviai pasakojo apie koledžo gyvenimą socialiniuose tinkluose ir rodė studentų kasdienybę nuotraukose. Ir juose, žinoma, tikrai negalėjai pamatyti kariškių ar karinės technikos. Nieko pedagoginio koledžo socialiniuose tinkluose nerodo, kad jis buvo kaip nors susijęs su kariškiais. O štai Starobelio profesinis koledžas kažkodėl nustojo skelbti nuotraukas su studentais dar 2025 metų rugsėjį. Žinoma, kad koledžas nebuvo uždarytas, tačiau tarp aukų jo studentų neminima. Ir būtent profesinėme koledže vyko nesuprantama slapta veikla, kurią Rusijos saugumo pajėgos tiesiog uždraudė rodyti. Ir ten neįleido nė vieno žurnalisto. Galiausiai Rusijai pavyko pasinaudoti šią tragediją. Pirmasis žuvusiųjų skaičių paskelbė asmeniškai Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas. Jis iš karto nurodė kariuomeniai parengti atsakomąjį smūgį. Ir naktį į gegužės 24-ąją Rusija atakavo Kijevą ir Kijevo sritį, panaudodama be kita ko raketą Orešnik. Žinoma, kyla abejonių, ar rusai per parą sugebėjo parengti kombinuotą ataką prieš Ukrainos sostinę. Smūgio prieš Starobelską pasekmes Rusija pavertė žiniasklaidos šou. Jie surengė masinį gėlių padėjimą, demonstravo gedulingus užrašus dideliuose ekranuose įvairiuose Rusijos miestuose. Nuleido vėliavas ant parduotuvių ir kavinių. Emocinės žinutės apie mirtį tuoj pat kaitaliojasi su politiniais šūkiais, nors šių propagandinių siužetų herojai aprašė faktus. Ir kas įdomu, nė vienas iš jų nekaltina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Jie tiesiog sakė, štai įvyko tragedija. Dabar svarbiausia. Kalbėdami apie žuvusius ir nukentėjusius studentus, rusai nuolat vartojo žodį vaikas arba vaikai. Tai sąmoninga manipulacija, nes 18 metų žmogus jau nėra vaikas.
Ir jis turi priimti sąmoningą sprendimą, ypač suprasdamas, kad tame pačiame pastate vyksta akivaizdžios karinės manipulacijos. Ir štai čia atsiranda dar viena įdomi neatitiktis. Kažkodėl tik po 2 dienų, jau gegužės 24-ąją į smūgio vietą atvežė vadinamosius užsienio žurnalistus. Tarp jų daugiausia Kremliui lojalūs tinklaraštininkai, turintys dokumentuotą istoriją apie prokremliškus naratyvus. Na, pavyzdžiui, Čeibauzas. Tai reiškia, kad tai Russia Today korespondentas, kuris tiesiog kilęs iš Airijos. Toliau, Sadas Halafas. Tai Al Arabija korespondentas Maskvoje, turintis Rusijos akredituotų kelionių į fronto liniją patirties. Giovanni Spinis, italų žurnalistas gyvenantis ir dirbantis Rusijoje. Ir jis nušviečia Rusijos karą prieš Ukrainą. Tačiau įdomu tai, kad net tarp visiškai Kremliui lojalių žurnalistų Starobelskė atsirado ir tokių, kurie nepatikėjo rusais. Na, pavyzdžiui, Luhansko propagandistai pasiskundė žurnalistė iš Italijos, kuri kažkodėl pridėdavo žodį tariamai, kai aprašinėjo įvykius susijusius su kolegijos bendrabučiu. Dar kartą rusai nusprendė parodyti tik vieną pastatą po smūgio, tačiau kategoriškai atsisakė rodyti žurnalistams, kasgi buvo antrajame kolegijoje ir kodėl nukentėjo bendrabutis. Ir tai dar ne viskas. Todėl pasigirdo ir nuomonė, kad bendrabutyje žuvo ne būsimi mokytojai, ne būsimos vaikų darželių auklėtojos, o bepiločių orlaivių operatoriai, kurie ten mokėsi. Išvada padaryta remiantis tuo, kad Čeliabinsko srityje į bepiločių orlaivių operatorių pareigas Rubikono padalinyje buvo priimamos merginos. Ir štai bendras dalykas tarp šių dviejų faktų yra tas, kad Rubikonas iš tiesų verbavo būtent merginas. Ir dauguma žuvusiųjų bendrabutyje Starobelske taip pat buvo merginos. Ir išvakarėse Starobelske iš tiesų vyko merginų verbavimas į bepiločių operatorius būtent į tą patį Rubikoną. Kokia viso to išvada? Tragedija Starobelske tai žiaurus, bet labai blaivinantis įrodymas, su kuo būtent kariauja Ukraina. Kremliui žmonės okupuotose teritorijose, net vaikai ir paaugliai, yra patrankų mėsa. Tai nesavi, kaip jie sako. Ne. Tai gyvas skydas, už kurio Rusijos kariai slepia savo radarus, bepiločių štabus ir panašiai. Puikiai suprasdami, kad anksčiau ar vėliau ten pataikys. Ir kai ten pataiko, jie neskuba gelbėti žmonių. Ne. Pirmiausiai jie ten veža kameras tam, kad darytų propagandą ant lavonų. O ką manote jūs? Rašykite komentaruose, diskutuokime apie šią temą atvirai. Ačiū, kad žiūrėjote šią laidą iki galo. Saugokite save ir iki susitikimo. Ir tegu pabando kas nors iš kariškių šaudyti į savo žmonės, už kurių mes stovėsime iš nugaros, ne per 3 pravažiavimus iš nugaros. Tegu jie pabando šaudyti į moteris ir vaikus, už kurių mes stovėsime iš nugaros, ne per 3 pravažiavimus iš nugaros. Tegu jie pabando šaudyti į moteris ir vaikus, už kurių mes stovėsime iš nugaros, ne per 3 pravažiavimus iš nugaros. Tegu jie pabando šaudyti į moteris ir vaikus, už kurių mes stovėsime iš nugaros, ne per pravažiavimą iš nugaros.